Operacija Joker. Operacijos metu Lietuvos policijos, generalinės prokuratūros, 11 užsienio valstybių teisėsaugos institucijų, Europolo ir Eurojusto pastangomis buvo išaiškintas pavojingiausios formos organizuotas nusikalstamas darinys, tarptautinis nusikalstamas tinklas, kurio pagrindu buvo Lietuvoje suburtas ir veikęs nusikalstamas susivienijimas bei kitų šalių – Čekijos, Ispanijos, Latvijos, Slovakijos, Vokietijos, Lenkijos, Libano organizuotos nusikalstamos grupės, jų lyderiai ir aktyviausi nariai, kurie jungtinių teisėsaugos pajėgų priskirti aukštos vertės taikiniams – High Value Targets. Šis tarptautinis nusikalstamas tinklas, sąveikaudamas tarpusavyje bei su įvairių šalių organizuotomis nusikalstamomis grupėmis, organizavo ir vykdė narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandą labai dideliais kiekiais Europoje ir už jos ribų. Tarptautinės operacijos metu Lietuvoje, Čekijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje sulaikyti 44 įtariamieji. Pasiektas vienas iš pagrindinių šios operacijos strateginių tikslų – sulaikyti šio tarptautinio nusikalstamo tinklo pagrindiniai organizatoriai ir lyderiai. Asmenys priklausantis minėtam tarptautiniam nusikalstamam tinklui įtariami organizavę ir vykdė daugiau nei 13 tonų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą į arba iš ES šalių. Iš 44 sulaikytųjų 19 Lietuvos Respublikos piliečių. Jie įtariami dėl nusikalstamo susivienimo organizavimo ir dalyvavimo jo veikloje, neteisėto disponavimo labai dideliais narkotinių medžiagų kiekiais, dėl jų kontrabandos organizavimo ir vykdymo, neteisėto praturtėjimo už nusikalstamų būdų gautas piniginės lėšas, įsigyjant nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir dalyviai, organizuodami bei darydami nusikalstamas veikas, laikėsi itin griežtos konspiracijos, naudojo kontrasiekimo veiksmus. Nusikalstamo susivienijimo dalyviai tarpusavio ryšių palaikyti naudoja modernes ir praktiškai tik tarp organizuoto nusikalstamo pasaulio atstovų naudojamas šifruotą mobilų ryšį užtikrinančias priemonės. Eurojuste įkurto koordinacinio centro veikloje operacijos metu intensyviai darbavosi Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Europolo deleguoti analitikai bei ekspertai. Į pagalbą taip pat buvo pasitelktas Europolo mobilus duomenų keitimosi ir analizės ofisas, kuris leido realaus laiko režimu užtikrinti greitą apsikeitimą informaciją su užsienio partneriais, atlikti duomenų analizę ir patikrinimus Europolo duomenų bazėse. Siekiant užtikrinti sėkmingą ir sklandų operacijos vykdymą, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai taip pat buvo komandiruoti atlikti tyrimo veiksmus užsienio šalyse. Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja didelę patirtį tokiose bylose turintys generalinės prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai. Griežčiausia bausmė galinti grėsti nusikalstamo susivienijimo nariams – laisvės atėmimas iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.